Sveiki visi, esu Lukas ir sveikinu Jūs atvykus į naują kanalą O kodėl taip. Čia kartu narpliosime, kaip veikia mūsų supantis pasaulis, nes kartais atsakymus rasti nėra taip paprasta, ypač lietuvių kalba. Šiandien aš noriu papasakoti, kaip gimė ši idėja, kokios mūsų vertybės ir ką mes planuojame veikti toliau. Tad pradėkime. Manau, kad mokslas yra neįtikėtinai įdomus, bet dažnai mokslo kalba būna sudėtinga, o informacijos lietuviškai ne visada užtenka. Todėl vienas pagrindinių mūsų tikslų yra populiarinti mokslą lietuvių kalba, pateikti sudėtingus dalykus paprastai ir suprantamai. Taip pat noriu suburti smalsių žmonių bendruomenę, vietą, kurioje galėtume dalintis savo atradimais, diskutuoti ir kartu ieškoti atsakymų. Nes dažniausiai įdomiausi atradimai ir žinios nepasiekia plačiosios visuomenės. Ir žinoma, negalime ignoruoti tuo, kiek dabar daug yra dezinformacijos. Mes būsime tas kanalas, kuris nebijos kelti klausimų ir kritiškai vertinti abejotiną informaciją, remdamasis mokslu ir logika. Galiausiai noriu paskatinti išmokti mokytis savarankiškai. Baigus mokyklą susidurime ne tik su dideliu informacijos kiekiu, bet ir su iššūkiu atskirti tiesą nuo melo. Mes padėsime jums lavinti įgūdžius, kaip rasti patikimus šaltinius, kaip formuluoti klausimus ir kaip patiems ieškoti atsakymų. O dabar kelios pagrindinės vertybės, kuriomis vadovausimės. Smalsumas. Mes visada klausime, o kodėl, ir ieškosime gilesnių priežasčių. Kritinis mąstymas. Mes analizuosime, abejosime ir remsimės logiką, o ne emocijomis ar nepatvirtintais teiginiais. Nuolatinis tobulėjimas. Mes nuolat mokysimės ir sieksime suprasti vis daugiau. Atvirumas diskusijoms. Mes kviečiame į pagarbius pokalbius ir esame atviri skirtingiams požiūriams. Būsime atviri ir konstruktyvūs, jei kils nesutarimų. Mūsų pagrindiniai principai bus faktų stebėjimas, savo emocijų įvardinimas, poreikių supratimas ir aiškių prašymų formulavimas. Tai padės mums rasti bendrą kalbą. O ką jūs gausite būdami su mumis? Gilesnį supratimą, kartu gilinsimės į konkrečias problemas ir ieškosime sprendimų. Grįžtamąjį ryšį. Jūsų nuomonė mums svarbi, stengsimės atsakyti ir reaguoti į jūsų klausimus. Bendra kūryba. Turėsite galimybę prisidėti prie kanalo turinio. Žinių mainus. Dalinsime žiniomis ir kartu tapsime protingesni ir lengvai prieinamą turinį. Stengsimės, kad informacija būtų nemokama ir prieinama visiems. Artimiausiu metu planuojame sukurti 5 fundamentalius video, kurie būtų mūsų kanalo pagrindas. Tai bus video apie, kas yra kritinis mąstymas, kas yra dezinformacija ir kaip ją atpažinti, kaip veikia argumentacija ir loginės klaidos, kaip vertinti informacijos šaltinių patikimumą, bei kas yra mokslinis metodas paprastai. Taip pat planuojame tiesioginės transliacijas, kurių metu gilinsimės į įvairias temas, darysime klausimų atsakymų video ir kalbinsime kitus įdomius kūrėjus. Ačiū, kad buvote kartu. Jei jums patinka idėja kartu aiškintis, kodėl viskas yra taip, kaip yra, prenumeruokite šį kanalą. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite komentaruose arba elektroniniu paštu okodėltaip@gmail.com. Likite smalsūs iki kitų kartų.